Sveiki, jeigu įsijungėte šitą video dėl stovyklavimo, tai jo čia nebus, bet bus kitų, mano nuomonė, nemažiau įdomių dalykų. Bus didelių miestų, Berlynas, Amsterdamas, Kopenhaga. Amsterdame būsim balandžio 20 dieną, bus įdomu pamatyti, kas ten vyksta tą progą. Taip pat planuojama aplankyti milžiniškų žemkasių muziejų prie Berlyno ir nuvežti Polo į gimtinę, į Wolfsburgą, kur yra seniausias Volkswageno fabrikas ir didelis Volkswageno muziejus. Niekada nesu daręs tokio tipo video, tikiuosi bus įdomu jį žiūrėti. Pagal geriausias savo kelionių tradicijas aš žiauriai vėluoju. Dažniausiai stovyklavimo tripus aš vėluoju kokias 4 valandas, dėl to reikia visą laiką viską statyti naktį. Šį kartą aš vėluoju parą. Aš jau vakar vakare turėjau būti Varšuvai ir nuo ten iki Berlyno būtų likę 600 km. Bet kaip visada nutiko mano nepabaigiami darbiniai projekčiukai. Ir dabar man reikės nuvaryti per vieną kartą 1000 km. Berlyne prie manęs prisijungs mano senas vaikystės draugas. Jis yra iš Kopenhagos, jis yra jau atskridęs į Berlyną. Dėl to mes ir pabaigsim šitą kelionę Kopenhagai. Parvešim į namo ir iš ten sukeltų aš pargrįšiu į Klaipėdą. Žinau, kad yra žmonių, kurie mėgsta parūkyti žiūrėdami mano video. Tai jei tu esi vienas iš jų, leizit, kelionė prasideda. Lenkai kažkaip nesiparina dėl greičio. Sutapimas? Nemanau. Nedaug dar kokios nuvažiavau, bet važiuojasi labai gerai. Geri keliai, gražus oras, gražus vaizdai. Tokia kaip meditacija gaunasi. Pasiekta jau Varšuva, liko 570 km. Beveik kiek. Reikės užvaryti į KFC, manau. Jis yra ten pas manęs. Toks buvo neaiškus meniu, taip kažkaip keistai išversta į anglų kalbą, tai kažkaip vis pasiėmiau tokį vat kibirą bulvių. Ir aš nesuprantu kaip, bet iš kažkur atsirado šitas kokteilis. Iki Berlyno 400 kg. Manau, kad laikas pasileisti techno ir kažkaip bandyti nesustojant iki ten nuvaryti. Palinkėkit man sėkmės. Aš jau esu prie Vokietijos sienos. Belenkai pavargau, bet manau, kad jau kažkaip įveiksiu. Reikia nuleisti kamerą, nes čia pilna policijos. Biškį pafilmuosiu slaptai. Man atrodo, kad čia yra autobanas, nes veizas nerašo greičio limitą. Yeah! Einam į degalinę išsikeisti pinigų parkingui. Toks pirmasis Berlyno bet aš net nebeprakalbu, nežinau kas. Can I get change in coins? 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Bye. Tai aš manau reikia 2 valandom ir turėtų būti iki 11 mums tada. 4 euriukai kainuoja 1 valanda. 9.
Palauk, kažkaip tai čia kažkodėl tais nefokusuoja. Ar čia yra užrasojas objektyvas, palauk. Tu kaip filmeris turėtum neleisti tokių dalykų. Tik zaipys, aš specialiai dėl tokių filmų. Pečia, čia mastus įdėliu. Sakė Jonas, kad buvo mums padarę meilės guolį, bet jisai jį išdraskė. Tokie vat ir ant sienų. New Yorkas, Berlynas. Dušiukas. Ne, čia dušiukas. Nelyja, bet nėra geriausias oras. Nepataikėm ant poros mėnesių. Pizdės, kas čia darosi? Kur varom? Varom pagaliau į Žemkasio muziejų, turbūt taip vadinasi. Oras pats yra tinkamiausias tam ekskursijai lauke. As we like. Updating. Kur čia važiuojam? Toks mepsas už 6 minučių. Išsukom iš kelio, nes pamatėm ženklą, kad čia yra tas Dessau miestelis, kur yra legendinė Bauhauso mokykla, tas pats ikoniškiausias pastatas, kurį net jeigu nežinot, kas tai yra, tikrai visi esat matę. Aš čia per išgamą išlindęs. Bet tai žiūrėk, Geras miestukas, nes čia yra... Dessau Center. Jo, nes čia toksai yra tipo kaip ir viduramžiai plus modernizmas visur. Nu ir jo, ir kaip tu sakei, šitas pastatas su išgama ant stogo. Ein Polizein. Ir oras pasitaisė dar. Čia mums suplanuota. Įspūdingai. Papa Šlumphet. Čia mes taip būsim Amsterdame tokie Papa Šlumphetai. Ai, kaip gražiai. Krovininis, tuščias. Man atrodo, kad atvykome. Štai, čia yra tas pastatas, apie kurį aš kalbėjau. Tik čia dabar trūksta tų Bauhaus raidžių, kurios čia ėjo.
primena tipinę lietuvišką mokyklą, nes žmonės, kurie kūrė jų dizainus, buvo inspiruoti žmonių, kurie čia mokėsi ir dėstė. Ką čia darot? Tarpia maišus. Arba tokį, arba tokį. Nu, tai čia turėjo būti šita kelionė tokia vyriška apie gandžią, apie alų, apie mašinas, bet išlindo mūsų vidinis menininkas. Praleidom čia 2 valandas, prisipirkom maišiukų, printų. Dabar jau tikrai važiuojam prie vyriškų rimtų mašinų. Ai, kaip tik taip gerai sekėsi ir tik įjungus kamerą. Įvyko feiliukas. Perfect transitionas. Taip. O dabar pereikime prie žemkasio. Oh yeah. Senelizai, kokia čia večikė. Wow! Ką manai? It's fucking crazy. Ką darai? Einam į mašinos vidų. Wow. Galima užlipti ant šitos mašinos viršaus. Nu, labai patinka. Visiškai man čia yra pizdėt. Čia mano senas svajonė buvo atvažiuoti. Ir šita vieta visiškai mano visus lūkesčius atitinka. Dar labai įdomu, kas čia vyksta. Heute rasen wir durch den Looping. Auf den Moment habt ihr lange warten müssen, sorry nochmal dafür. Daniel hat sich mit einem Spanngurt angeschnallt, damit er nicht rausfliegt. Der obere Teil der Rampe ist so steil, dass wir die Seifenkiste mit einer Seilwinde hochziehen mussten, bis sie fast senkrecht stand. Die Spannung war riesig und dann ging's ab. Das Gefühl war unbeschreiblich. Trotzdem hat es Daniel geschafft, die Pass... Pabandysiu užlipti, jau čia paskutinė mašina, kurią norim apžiūrėti, tai jeigu išvarys, tai jau kaip ar taip mes norėjom išeiti. Gal, tikiuosi, nenusiplėšiu kiaušų. Šarūnas Žvyras. Jo. Bet jeigu nusiplėšiau kiaušus, tai vis tiek čia yra geriausia vieta nusiplėšti kiaušus. Šarūnas Žvyras, tikras vyras. Prašom. Jau. Visą fondą. Labą dieną. Blemba, ir ta močiutė receptionė nekalba angliškai, tai jeigu aš čia nusilaušiu kokį nors dalyką, būtų sunku.
I'm not good at this. Jėt. Dar biškai O, laiko. vis geriau ir geriau. Viskas vėl pradeda lyti. Varam iš čia. Dabar mums liko 6 valandos kelio iki Amsterdamo. Galimai daugiau. Galimai daugiau. Stosim kažkur dar pavalgyti, kokią nors dešrelę ar šnicelį, kol dar Vokietijai. Ir, nu dar jeigu leis sąlygos, tai pabandysim pasiekti spidometro dugną su Polo. Bet negaliu nieko prižadėti dėl šito. Nu va, iki Amsterdamo. 601 km, 6 valandos, 1 minutė. Varom. Oi, blemba, neištraukiau. Nelabai smūg išlipau, pamiršau išjungti bėgimą. Einam ieškoti kažkokios valgymo vietos čia. Tokia miestelė, kuris atrodo visiškai kaip Kėdainiai, jeigu žinot, kaip atrodo Kėdainių senamiestis. Nu čia pažiūrėk, čia Kėdainiai. Nu, ko, ne Kėdainiai, visiškai. Nu, faktas. O, sakys, vis mama grįžau. Valgysim vat dikį ribį. Can I get one? Arba Nudin. Dar pamatėm, kad jie čia turi ir oraletos. Visai daug. Skundžiasi senis, kad brangus kebabai Danijai. Mažai. O jinai užrakinta? O kaip aš, blėt, buvau trakinęs liktais? Antras dublis. Žmonės pasiruošė, plauk su baidarėm. Kaip pasakytų Byvis ir Dešlagalvis, bat. Tikėkimės, kad čia autobanas. Kad čia autobanas, nes aš praskrėjau pro šitas kameras ant 107. O ten jau visos limitas, ne? Jo. Jau 100 ten. Dabar žiūrėk, kad šito drama kiek lėtai jausis. Kiek 100 kilometrų liko iki Amsterdamo? Sutapimas dar kartą? Nemanau. Nemanau. Nu, purtit reikia visada. Tai yra... yra jau 15 po 12, čia rodo Lietuvos laiką. Tai oficialiai yra 4:20. Mes jau esame Olandijai. Iki Amsterdamo liko kaip tik, žiūrėk, 100 apvalių kilometriuko. O kur čia važiuoja? Čia gal čia yra kažkokius gal taksi? Kas čia yra? Kodėl čia yra atskirtas tas... Čia gal autobusų juosta ar kas čia yra? Adaptam čia. Čia šitiems lėtesniems vyrukams, tokiems kaip aš. O, ir bėgi yra, pažiūrėk, kiek baiko. Panašu, kad čia Amsterdamas. Panašu, kad uždaryta, neįeisim. Hi, good evening. We have a reservation for 3 nights. Okay, just 1 second. I was just cleaning right now, so. No worries. Hey, burger. Bet šiaip atrodo, kol kas atrodo labai gerai. Okay, let's go. Jo. 316. Pabandyk. Pažiūrim. Veikia. Ai, kaip gražiai. Labai neblogai.
Jonas yra susižeidęs koją. Aš nesuprantu kaip, bet visose mano video kas nors yra susižeidęs ką nors. Šiandien niekur neisiu. Aš būsiu čia, nes užmirštu. Jono telefonas įkrito į šitą skylę. Jis ieško kažkokio tais ilgo dalyko, su kurio galėtų jį prastumti iki čia. Ir mes turim tą ilgą dalyką. Kas jis yra? Įvardinkim. Jis yra ilgas dalykas. Nu, pas mane tai nelabai ilgas. O ką tu čia darai? Per tolo. Tu žvengi, žinok, bet aš pakelsiu, o tu palysi paimti. Nu, gerai. Ir tau von. Reikia sakyti receptionai, ar ateitų perklot lovas, bet kažkas atsitiko. Šiaip atsikėlėm ir visas lovas iškilo. No. Čia pagal. Oi, kaip toli jisai pačiam galėtų. Bet pažiūrėk, kaip čia šlikštu. Žiūrėk, su kiek pūkų. Ai, kaip gražiai skaniai. Čia toks yra. Sakė Šaras 4 iš 10. Jo, ganėtinai prastas. Taip, kad nėra ko pavydėti. Nenufilminau įėjimą. Bet jau. Bet mes Atsidarė esam durys ir tramvajų, įėjom. važiuojam į centrą. Paliečiau. Gerai. Dabar mums reikia ten. Eikime. Šarūnijų. Tai situacija yra tokia. Jonas galimai turi skilusi kaulą pėdai. Neklauskit, kaip taip nutiko. Ir mes dabar kaip tikrai hipsteriai išspręsim šitą dalyką ne varydami ligoninę, o bandydami nupirkti Jonui patogius Birkenstoksus. Pažiūrėsim, kas gausis. Ar nesigaus? Ar nesigaus. Šitus, manau. Arba šitus. Ne, per maži. Negerai. Very nice. Maino Šaras savo Thrashers mėgstuką. Drug dealer. Šaras pirks chopperį dabar ir lėks į miestą. Ir dar pardavinėsiu ratus, jeigu norit. Tokią spalvą Šaras išsirinko. Toks mūsų stounerių dalykas, be stauninimo tiesiog nusipirkti žiauriai overpriced džepaką. Siūliau šitą, bet nepatinka, nereikia. Is it okay if I put it on straight away? I don't want to get high and lose it somewhere. No, I get it. Galimai mes vis dar esame parduotuvėse, ieškom Jonui avalynės. Nu, man atrodo, mes jau padarėm visus darbus, kuriems reikia sveiko proto. Dabar jau galim gal nueiti kavos, vadinamosios į coffee shopą. Koja negalaužus, galima eiti vienas sausia. Taip.
Įdomu, kiek čia zaibys. Taip. Mes galvojame eiti išgert kavos į šitą kavinę. Gali būti daug žmonių ten vidai. Galimai, bus labai daug. Per daug buvo žmonių, eisim į šitą gal. Ar neeisim? Kaip suprantu, neeisim. Ne, tai užėjim. That just coincidental that they want me now that I'm up. Tell them guys that they ain't welcome cause they can't see past girl and drugs. Chains at G, I'm blowing up. Same old team, that's how I does. They've got peace but I got sense blood and they can't see why I get love. Ain't that just coincidental that they want me now that I'm up. Tell them guys that they ain't welcome cause they can't see past girl and drugs. Dabar jau yra balandžio 21 diena. Pusė pirmos. Vakaras tiesiog kažkaip ištirpo. Pabaigėm jį žiūrėdami Dune antrą dalį tuščiam kino teatre. Šiandien varysim pavalgyti. Užsuksim dar turbūt į kažkokį coffee shopą ir varysim į modernaus meno muziejų. Manęs neišleidžia. Ai, čia reikėjo trauktis. Man atrodo tinka, ne, mums težės? Atvykome. Užeikime, Šarūnas filmuoja tik įėjimus, bet ne išėjimus. Pala, ble. 2 minutės muziejui ir Jonas jau kažką tais perka. Pažiūrėjau, ką Jonas perka. Jonas bando įsigyti vadžainą. Labai juokingas mums šitas darbas. Pagal mūsų 12 metų amžių. Atrodo, kad čia yra vaikai su bibėjais. Ain't that just coincidental that they want me now that I'm up. Tell them guys that they ain't welcome cause they can't see past girl and drugs. Chains at G, I'm blowing up. Same old team, that's how I does. They've got peace but I got sense blood and they can't see why I get love. Nu ką veikiam? Einam į centriuką, ieškot vakarienės ir dar planuojame užsukti į coffee shopą. Atsveikinimai. Hello, sweetie. Hello, darling. How are you? Still alive, thank you. Iškart sakė, va įrankiai. Imkit jūs, neišprusę. Bet gal čia be čiopsikų valgoma, aš nežinau, čia yra... Mačiau, valgė panelė su čiopsikais. Ir jinai labiau azijietė buvo. Rašė, kad nelis, bet lyja. Na, va, fakeriai. Radom man parduotuvę. Ai, bet čia ne coffee shopas, čia yra tiesiog ateivių dalykų. Čia yra kai kas, ko aš norėčiau, šiki restoranas. Mums reikia jau greičiau kažkur eiti, nes man reikia žiauriai į Tuliką. Ain't that just coincidental that they want me now that I'm up. Tell them guys that they ain't welcome cause they can't see past girl and drugs. Chains at G, I'm blowing up. Same old team, that's how I does. They've got peace but I got sense blood and they can't see why I get love.
kontentas į kontentą. Nu, žiūrėk, ble. Jau čia vyksta filmavimas. Ne, nevyksta. O, įsiplyšo, net kuprinė. Lauk, nieko neliko, reikia pasižiūrėti. Gal. Šaras kažką paliko lovai. It's good. Galim dar signalą greit parodyti. Kol. Man atrodo, galima. Jeigu neužsidaro duris, būna toks signalas. I'ma hit that bitch with 100 rounds. I'm a bitch back. Su poliuku. Nelabai gerai. Čia yra sienos policija. O mes galimai buvom pasiėmę iš Amsterdamo šiek tiek dalykų likusiai kelionės daliai. Norit ponas kažką pasakyti? Taip, negalim daug pakomentuoti, bet sakykime, nieko ant savęs nebeturim. Blogas čia dalykas, geras dalykas, kad važiuojam toliau. Užsukom į kažkokį mažą miestelį. Pabandysim paieškoti vietos, kur galima gauti dešrelių arba šnicelį. Atvarėm pas tėvą. Einam, ieškom maisto vietą. Radom šnicelinę. Galimai. Ką manai, Jonai, apie savo patiekalą? Manau, kad Kodėl yra tas peilis taip? ką tik išdavinėtas veršelis čia galimai. Skanaus. The Simpsons. O, 108 ar pavyks? 108 turim. Leidau autobusiukas dar. Jau matau, kad spraukia. Manau, kad now or never. Come on, poliukai, come on! 200! Nu, seniukai, tu gali, davai! Žinok, manau, kad dugnas. Manau, kad čia yra... Aš laikau tiesiog visiškai pedal to the metal ir niekas nebegreitėja. Į dešinę. Ui. Mes tokioje pat gyvensim fabrikuose. Ne, sorry, nereikėjo į dešinę. Dabar į dešinę ir tada sekančią vėl į dešinę. GTI Golfas. Čia jų iš tikrųjų labai daug. Čia kas antras automobilis yra GTI Golfas. Čia? Jo. Oi, gal aš jau čia matau. Šitas. Vita Park? Nežinau, arba šitas, reikia pažiūrėti, reikia sustoti ir pažiūrėti. Gerai. Ai, Park. Jų park. Crazy. Vien Volkswagenai ir vienas Volvo, Mercedes ir Audi ir Renault. Atėjom, receptionė nieko nėra, užrakintos duris. Galvojam, kaip čia mums dabar įeiti ir žiūrim. Čia yra paliktas raktas su labuku.
Kisėlis, 11 kambarys. Čia yra Jono pavardė. Einam. Mes gyvename pirmame OG aukšte. Nu čia paprasčiau nei, bet ir dvigulė lova, prašau. Paprasčiau nei mūsų Q Hotel. Jonas sakė, kad čia yra geriausias vaizdas Volkswagenų fanai. Atsidarai langą ir stebi šitos dugatai golfus. Man patinka. Varom pavažinėsim po miestelį, pažiūrėsim, kas jame gero. Paleidau Joną prie labai gražiai apšviestos parduotuvės kažkokios. Jisai ten padarė nuotraukų, įmesiu jo Instagramą su jo nuotraukom labai gerom. Kiek prašymą, galit pažiūrėti. Gal bus iš tos kelionės jau nuotraukų. Ką jau matosi? Matosi fabrikas. Taip, čia turime tokį parkingą. Čia nesimato, bet čia visur yra mašinos tiesiog jame. Neaišku, kas yra. Ten priekyje matosi fabriko kaminai. Nu, čia yra visiškai neįtikėtina vieta. Čia yra vanduo. Čia yra toksai robotinis parkingas, kur priparkuota labai daug Volkswagenų. Ten vat kitas matosi bokštas. Wow. Nu gal ne visai, aš taip įsivaizdavau Volkswageno šitą aplinką. Bet čia vat yra tokie, panašu, kad čia yra ofisai. Net nežinau, aš nesuprantu, kas šitie visi dalykai yra. Aš nesuprantu, kas čia yra kažkas teletabių bazė. Rich people area. Rich people working here. Lieja Volkswagenus naujus. Mes turim teoriją, kas nėra tose bokštuose. Nes mes čia matėm, kad žiauriai daug Porsche privažiuoja į šitą viešbutį ir tada tie Porsche kažkur dingsta. Tai turbūt čia atvarai, palieki savo raktelius ir jie tada nuvaro ir nuveža į tą bokštą, paparkuoja tave. Čia turbūt vienas iš jų varo, žiūrėk, taip ir yra. Čia gali būt, kad mus išvarys, bet ten tokių rimtų automobilių yra. Aišku, man labiausiai patinka šitokie. Gerai, o dabar mes priėjome prie to muziejaus, į kurį rytoj varysim. Mes esame jo kitoj pusėj. Pabandysiu prizuminti. Matau, man atrodo, apą. O ir matau pirmą golfą. Nice. Nu šiaip čia viskas atrodo, wow. Va, o čia jau už šitos vejos matosi ir pats fabrikas. Ką veikiat? Čia viskas atrodo visiškai neįtikėtinai gerai. Tokia džižykla yra prie fabriko. Pračiuoščiau, bet esu su baltom kelnėm. Gal rytoj ateisiu su kitom kelnėm ir pavyks padaryti. Va, čia jau fabrikas matosi visų gražumo. Nu, atrodo evil, kaip ir visi fabrikai, bet ką padarysi. Mes bandėm su Jonu spėti, kiek žmonių dirba šitam fabrike. Aš sakiau, kad koksai 20 000. Dabar pagūglinam, tai čia dirba, nei daug, nei mažai, 70 000 žmonių. Nu, turbūt ne čia, bet ir visur, kur mes čia esam, visur čia. Įspūdinga. Viskas, baigiam šitą pasivaikščiojimą, šalta, varysim į Fordę, kažko nusipirksim pavalgyti ir rytoj grįšim čia normaliai į muziejų ir pabandysim suprast, kokia čia tvarka reikia eiti per šitos dalykus. Šaras valgysi žalią faršą, sako, kad žiauri gerai ir tikrai nevaro į tualetą. Nu, man atrodo, aš tikiuosi, kad aš nepadariau čia klaidos, bet
Mane buvo draugai iš Berlyno pavaišinę šito faršo dalyko. Tikiuosi, kad čia jis yra toks pats. Nu, kotletukas. Kotletukas, op. Op. Šiek tiek, kaip čia jis vadinasi, švip-švap. Šiek tiek švip-švap ir ragausim. Nu? It's good. Until it's bad. It's good. Nu, varom šarį. Vavo vyva. Pirmieji golfiukai. Antras golfas. Čia yra Volkswagen Chico 92 metų hybridinis automobilis, pusiau elektrinis. Čia yra Volkswagen Chico iš 75 metų. Palauk, šitos pusės gal eisiu. Toksai kaip biškį kaip antras polo, biškį kaip čia kažkas keisto. Čia toks 86 metų prototipas. Čia tai vėl nežino kas. Pažiūrėkim, kaip atrodo viduje. Volkswagen Vario 1. Taip atrodo iš priekio. O čia dar vienas keistas Volkswagenas. Čia turim Golfo kolabą su kažkokiu menininku. Ir dar čia yra VR6. Nežinau šitas ko yra ypatingas. Pažiūrėkim. Čia tiesiog trečias Golfas GTI. O čia 300 kW Golf Rally policijos mašina. Tiesiog Volkswageno G-kurojus. Čia yra viskas. Golf Country. Yra Polo Harlequin. Yra šiaip ten kažkoks senas Polo. Yra šitas Tauregas, turbūt su vikšrais. Yra whatever this thing is. Man aišku, įdomiausias šitas antras golfiukas. Pažiūrim, ką jis gali. 107 kW, nu, kaip 87 metam gal ir nieko. Šitas ketvirtas Golfas turi 602 kW. Kiek rimčiau. Štai ir Polo kupė. Passatas. Čia yra Passatas GTI. Nu, atrodo žiauriai gerai. Antra parodos dalis yra daugiau klasikiniai Volkswagen automobiliai. Man gal nėra taip įdomu, nes aš nelabai žinau ką apie juos. Bet pavyzdžiui, šitas dalykas atrodo žiauriai kietai. Kaip ir šitas. O čia turim Schwimmwagen. Kaip suprantu, čia yra kažkokia amfibinė mašina. Taip, čia turim transporterį. Ta, man atrodo, vadinamąją Doha komplektaciją, kur yra ir 4 sėdimos vietos, ir bagažinė. Ir jis yra, aišku, sinkro, varomas 4 ratais. Aišku, kai pažiūri į kilovatus, tai liūdnoka pasidaro. Tiek, kiek mano Polo, jisai tokios yra galios. Tik atrodo, va taip, bifi. O boy. Ar čia yra vežliukų nindzė automobilis? Sakiau, vabalų sekcija. Man šiaip jie nėra labai įdomus. Bet va šitą
varlė, tai manau, kad reikia pračekinti. Toksai čia aparatas, pažiūrėjau, kaip atrodo iš priekio. Nu, atrodo žiauriai gerai. Ir dar kartą užsukam į polo dalelę, ten buvo kupė, čia yra Bredvanas. Čia turim tiesiog pirmą poliuką arba Audi 50. Čia derbi, ar ne? Man atrodo, kad derbi, taip. Tai iš esmės irgi yra polo, tik su bagažinė. Baigiam čia ekskursiją, pabandysim dar nueiti ten, kur buvom vakar, nes ten panašu, kad yra dar kažkokių mažesnių muziejų labiau su superkarais, ten Porsche'ais ir kitais Volkswagenui priklausančiais dalykais. Ir dar planas yra gal susirasti po visko valgyklą. Čia kažkur tai turėtų būti Volkswageno valgykla, kur gali nusipirkti dešrelių, kurios turi Volkswageno dalių numerį. Nu, žiūrėjau, jeigu rasim, tai papasakosiu plačiau apie šitą, apie tai. Tai pasirodo, kad ten buvo tik tais mažiukas, kažkoks privatus muziejukas, o dabar mes nusipirkom gerokai brangesnis bilietus jau į šitą visą Volkswageno miestą, kuriame vakar vaikščiom. Gali parodyti mapsą? Jo, parodysiu mapsą. Mes esam šitam pastatūke čia. Nu ir čia galim visur įeiti į visokias vietas. Va čia yra šitie bokštai, kuriuos vakar matėm. Žiūrėk, seniai, nas biškai lūžėk, pažiūrėk į jo varį. Kuris? Pažiūrėk, sikreivas visiškai. Ai, savo. Nežinau, kuris, manau, tas? Jo. Gerai. Bet vėjas nupūtė mano bilietą į vandenį. Aš nebegalėsiu daugiau niekur įeiti. Žiauriai levį pavariau. Bet. Pažiūrėkit, ten yra 2 lydekos. Ten, kur mano bilietas. O, blema, nesufoksuoja, va. Lydeka. Mano bilietas kesta. Kur kita lydeka? Va, plaukė lyg tavo bilietą, žiūrėk. O, žiūrėk, atplaukė lydeka prie mano bilieto. Gal ištrauks? Lydekaitė, davai, pačiupk. Kročiais, tai kainavo 18 eurų, tikiuosi, kad nebus taip, kad kažkur nueisim, pamatysim labai įdomią vietą ir tik tais Jonas galės eiti ją. Tokią radom veidrodėlių sieną beidami. Dar užsukom į Volkswageno saloną. Pasiimsiu numerių rėmelius. Beveik tokie patys, kaip aš turiu, tik su ženkliuku Volkswageno ir galėsiu sakyti visiems, kad iš Wolfsburgo Official. Nu jo, čia kvepia dešrelėm. Galvojam, ar čia yra ta legendinė Volkswageno valgykla, ar ne? Taip, čia yra ją. Čia yra tos dešrelės. Taip viskas atrodo. Kaip ir sakiau, čia yra oficiali Volkswageno dešrelė, kurią gamina pats Volkswagenas. Ir jinai turi dalies numerį, tai ją galima užsakyti iš Volkswageno dalių katalogo. Jonas to įvertins savo dešrelę. Ragaujam šitą Šliosą. Šliosą. Galėsim imti įsinešimų. Esu visiškai mega turistas, kur perka visus suvenyrus. Aš turiu 2 pokus šitų dešrelių, turiu kečupo ir dar Jonas neša mano numerių rėmelius. Gal dar spėsim, dar čia būsim porą minučių, gal dar spėsim ką nors nusipirkti.
Išsiaiškinam, kas čia yra. Čia būna naujos mašinos, tol galės kažkas nuperka, tai galėtų varyti čia pasiimti, jeigu čia perkė. Ain't that just coincidental that they want me now that I'm up? Tell them guys that they ain't welcome cause they can't see past gelling drugs. Chains at G, I'm blowing up. Same old team, that's how I does. They've got peace, but I got sense blood and they can't see why I get love. Perėmė Jonas vairuotojo pareigas. Dar iki Kopenhagos liko 540 km. Bet neužtruksim. Ilgai neužtruksim. Gerai, kad mes net toj kitoj pusėje, kur yra kamštis Aivar, net nebelabai yra iš tikrųjų. Aš ką tik paguglinau, koks yra šito polo su tokiu varikliu maksimalus greitis ir jisai yra 200 km/h. Tai manau, kad mes jau vakar įspaudėm viską, ką įmanoma. Jeigu dar turėtume mažiau daiktų arba jeigu galėtume ilgiau pavaryti nuo kalno, manau, kad pasiektumėm 200. Bet manau, kad pasiekėm užtektinai daug. O, sveikas, brolau. Turim vaivorykštę, turim gerą orą ir turim 209 km likusius iki Kopenhagos. Hello. Pabandyk kavą, galimai, kad reiks gal vandens prastesnės, gal stiproka. Ir labai gaila buvo, nes buvo kiaušinis padėję ir tada vieną dieną einu, nėra kiaušinių ir dingo. Šiau gal mane vėl stabdo tikrinti. Prašau, paveikslai iš jūsų dailės vadovėlio. Monet, Van Gogas, John Perinas, dar Monet. Actually, she loves gloves. She has a glove as a toy, so Okay. that's why she's Yeah. yeah. But she's playful. She's gentle. She's not biting too No, hard. but here's her toy. Yeah. Pepsi. Pepsi. Yeah, but it's actually... Pepsi. Really? Nežinau, aišku, daug ją kainavo, bet, nu, it's fine. Atostogas. Pala, praeina vaikai. No? Ain't that just coincidental that they want me now that I'm up? Tell them guys that they ain't welcome cause they can't see past gelling drugs. Chains at G, I'm blowing up. Same old team, that's how I does. They've got peace, but I got sense blood and they can't see. Ką Jonai veikia? Skutų bulvės. Ką darysi su bulvėm? Darysim bulvių košę. Prie ko valgysim bulvių košę? Prie žuvies vadinamosios. Iš kur žuvis? Iš jūros. Nu, pasakyk, kad pats pagavai. Taigi čia viskas eina prie to, kad Jonas žvejoja jūroje netoli namų ir pagauna lašišų, upėtakių ir juos gamina. Taip, tada kepina ir valgo. Ir čia yra štai vienas pavyzdys upėtakio. Ai, kaip skaniai. Dedam žuvį.
Sūrių košė. Metro už langą. Kas toks bus? Galas vlogo? Galas vlogo. Jau atėjo. Ir nėra kokio nors tepalų, balos po volą. Nepanašu ir baudų irgi nėra. Dešras į mašiną iš Vokietijos importuotas. Priekyje matosi tiltas į Švediją. Varau ten pasigaut kelto. Iki ten liko 172 kilometrai. Tai jau lyginant su tuo, ką mes nuvažiavom šitos kelionės metu, visiškai niekis. Esu jau prie kelto. Žiauri noriu myšti. Ir čia nėra kur nubėgti. Sveiki atvykę į mano kajutką. Čia yra dvivietė kajutė, gali būti, kad aš turėsiu kažkokį tais kolegą su manim nakvojantį. Bet tikėkimės, kad šita užversta lova reiškia, kad čia nieko daugiau nebus. Tokia vat kajutė. Čia turime išvietę. Šiaip labai nice viskas. Tik tikiuosi, kad nereikės dalintis šitą vietą su kažkuo. Tikro furisto vakarienė. Paskutinės kelionės akimirkos. Man beliko grįžti iš Klaipėdos į Vilnių. Manau, kad daugiau nebefilmuosiu, nes ten greičiausiai nebus nieko įdomaus. Vis dar nežinau, ar šitą video galima paleisti, ar jis nėra per daug kompromituojantis, bet jeigu jį jau žiūrėjot, tai aišku, kad paleidau. Nuo kito video grįšiu į savo tradicinį stovyklavimo turinį. Jeigu pažiūrėti iki čia, padėkit laikams, prenumeruokit mano kanalą. Ir let's make our fun great again.